Darau hebridį, ką jūs štai ir aš su ilgai lauktų gal tikriausiai video, nes kaip ir senai tokių video aš jau senai nebedariau. Ir noriu pakalbėti apie ausinės, kurias nusipirkau iš Logitech A50 ir kas su jom negerai. Po ilgo naudojimo aš kaip ir turiu kaip ir pliusų ir minusų apie jas, tai jeigu vakam įdomu, lik po šio video ir aptarsim šito klausimu. Na ką, sveiki prisijungti prie mano ilgai laukto video, tai gal tikriausiai pasilgot kebra, ne? Tai va, gal tikriausiai senai matėte video, kad aš buvau tokį kaip ir unboxingą ir tokį mini review padaręs apie šitas ausines ir video, jeigu ką, pamatysi čia, jeigu dar nežiūrėjote, tai kaip ir siūlau pažiūrėti ir kaip ir pasinaudojau, gal bus mėnesiukas daugiau, gal sakyčiau, ne? Ir eina kalba apie šitas ausines. Kas man su jom negerai. Ir yra keli niuansai. Vienas dalykas tai yra, tuoj parodysiu hebra, nepapėkit labai baisiai. O kas man nepatinka, ausų pagalvėlės. Aš kai ausines nusipirkau, jos eina su stokinėm. Ir kame su jom problemos. Žiūrėkit. Parodysiu pavyzdį. Skirtumas matosi? Stokinių pagalvėlių skylės ausų yra žymiai mažesnės, nei kur aš pirkau. Ir kame problemos? Jos kaip ir patogios viskas, bet kai turi tokias didelės ausis, kaip aš va, tokias su dramblio, su kuriam gali, žinai, plasnoti. Jo žiauriai yra nepatogios. Žodžiu, aš kaip ir jas buvau užsidėjęs ir man iš karto ausis man pradėjo spaust, diskomfortas ir, žodžiu, teko taip, kad pasiaukoti ir nusipirkti atskiras kitas iš kitos kompanijos, kur gamino tokius kaip ir, kaip pasakyti, tokius kaip ir aksesuaras, su kuriom žymiai patogiau su jom ir man net ausys laisvesnės, jos ir kaip ir man ausų nenuspaudžia ir su jom galiu sėdėti nors valandą, 2 ir 3 ir man kaip ir jos patogios yra. Ir antras dalykas, kas man žiauriai nepatiko, jų laisvumas. Jos groja gerai, mikrofonas man patinka, bet kaip jos laikosi, man nepatinka. Pavyzdžiui, čia užsidedi, atrodo, geiminį sėdi, viskas ok, bet jeigu, pavyzdžiui, ta patinka musonas klausyti, tvarkytis ir viskas ir nori, pavyzdžiui, pasilankstyti. Jos karočią krenta man nuo galvos ir nuo ausų. Jeigu biškelį dar pakratytum ir valia, ir viskas, jos ir nukrenta. Jeigu mėgėjais lankstytis, kažką nori pasimti nuo žemės, arba, pavyzdžiui, darai kontentą su VR-u, bet kai žiūri, pavyzdžiui, į apačią, kai tavo VR akiniai, pavyzdžiui, čia va, kaip pas mane dabar, tai parodysiu. Kai turi VR ir ausinė susimauna ir kai žiūri apačion, šita vieta prilaiko, bet kai kažko reikia žiūrėti į viršų, žodžiu, tavo ausinės nučiuožia apačionė. Ir va, kas man žiauriausiai, man juose nepatiko, bet visa kita, kaip groja mikrofonas, visa kita, akumuliatorius laiko super, man patinka, bet dėl tų va dviejų niuansų, dėl tų pagalvėlių, nes jeigu tavo mažos ausys, kaip ir jos, viskas cool, bet jeigu ausys va kaip mano, kaip dramblio, tai tokios nestandartinės, tokios kaip ir didžiulės, su kuriam tu gali skraidyti, ne? Žodžiu, tai siūlau dasipirkti tokias va pagalvėlės, nu čia ne originalios, bet čia toks kaip ir aksesuaras. Įmėsiu linką Amazonėje, kur galima nusipirkti spalvotų dar. Ne tik tokių va kaip aš nusipirkau tokius va tamses va. Yra ir kitokių dar spalvų dar. Galima tenės nusipirkti ir visą kitą. Ir ką turiu dar tokį mini pastebėjimą apie charging docką. Kas man su jom negerai. Man irgi biški toksai. Prie jų man yra prie ko prikipt, nes, pavyzdžiui, kai nežaidži ar kažkokį pauzę padarai, ar ką ir, žodžiu, tokį, čia biškai prisiartinsim, ir nori taip imti ir padėti. Ne visada taip ir pataikysi jas į kontaktus. Reikia
tiesiog jas dar taikyt. Nėra taip, kad tai kažkur ten reikia, žinai, atrodo ant staigių pabėgti, tiesiog numesti ir pabėgti. Kartais ir, taip gaunasi, kad ir pataikai, bet yra taip, kad problemų tokie tarpai įdomus, kad iš karto nepataikys, nes reikia jas taikyti. Ir taip jos ir užeina gražiai ir tada jau jos kraunasi, nes yra tokie du kontaktai, 1, 2 ir čia 1. Tai čia kaip gaunasi kaip ir pliusas ir minusas. Čia 2 kontaktai, 1, 2 ir čia 3. Toks kaip ir diskomfortas, jeigu norite, žinai, jas ausinės padėti ir ant pakrovimo. Toks nėra labiausiai, kad jos nepatinka, bet... Tai aš įmesiu linką šitų ausinių Amazonėje, tas pats kaip ir šitų pagalvėlių. Žodžiu, kaip sakant, rekomenduoju, yra ten spalvotų pagal skonį, galima net ir pasikeisti, net ir patį čia net viršaus net galima pasikeisti, tą patį irgi užsidėti, bet aš čia nepirkau, nes kaip ir man nelabai ir tas trukdo, tas man užsidėti. Tik kas man labiausiai trukdė, tai kad ir tos ausų pagalvėlės, su kurio man žiauriai nepatiko, kurios buvo atėjusios šitos, nes man ausys yra čiut per didelės šitiem pagalvėlėm, tai teko nusipirkti tokį kaip ir aksesuarą ir įsileis dar biškelį pinigų, o toksai niuansas, biškelį nėra ir pigus, galiu pasakyti, nes Amazonė jos kainuoja tikrai biškelį nepigiai, jeigu taip nusipirkt. Galiu aš jums atidaryti, realiai, parodyti. Tai žodžiu, mes prie kompo ir tame esmė aš kalbu apie tas pagalvėlės, kurias kalbėjau pirkimas ir įsivaizduok, kaip yra. Reikia ausinės už 250 eurų ir ten visą kitą, ten yra ten baltos, jeigu kam įdomas, aišku, ten kur tai atrodo yra ir tos, kurios juodas, kur aš pirkau. Atrodo, nusipirkai ir galvoji, what the fuck, ir kai turi problemos su šitais spokiniais pagalvėlėm. Už tos 250 eurų dar turi dasipirkti dar tokį aksesuarą, dar tos pagalvėlės, kurios dar pafiksina dar tavo tą problemą. Tai žiūrėk, dar apie 35 eurus, tai žiūrėk, dar 250, šiam 780, skaitikos ne grubiai, viskam išleidė 300 eurų. Pavyzdžiui, kodėl Logitech'as negalėjo tokį imti ar padaryti tokį kaip aksesuarą pridėti kartu, pavyzdžiui, stokinės ir šiek tiek galo didesnės pagalvėlės, ką tokio. Čia aš bent jau taip į savo perspektyvos, kaip ir aš nieku, nes taip ir pas gavosi diskomfortas, kad teko imti ir iš čia dar dasipirkinėti tas pagalvėlės. Ir tai dar buvo man klausimas, ar jos tiks, ar man dar jos ištaisys problemos. Bet čia buvau kaip ir uždavęs ant tą ChatGPT klausimą apie šitą produktą, ar jos kaip ir ar didesnės, ar jos kaip ir daugiau ausys ten turės viduje tos vietos vadinamos ir visa kita. Bet kai užsisakiau ir man atvežė ir įsidėjau ir po to ilgesnio laiko, kaip ir pasitvirtino, problema kaip ir išnyko, ausys nebespaudžiamos ir kaip ir jos turi daugiau tos viduje tos vietos, laisviau jaučiasi ir nėra to diskomforto, kad po valandos grubiai 2 ausys tiesiog skauda man ausis. Tai kad išvengti kaip pas mane problemos, tai žodžiu, nežinau, bet aš rekomenduoju pirkti iš čia, kokybiškos, tai tikrai, pavyzdžiui, aš šitas žalias, tas kaip ir Black Camo. Yra žalių, yra baltų, ten visokių tokių plonų, geltonų, ten visokių, žodžiu, čia visokios stilios, tas pats kaip ir galima nusipirkti ir tas viršų dar tokias pagalvėlės, tokias kaip ir irgi keičiasi. Yra ir toksai kaip ir galima ir rasti Amazonė, kad ir toks kaip ir komplektukas galima yra pirkti. Žodžiu, kaip ir irgi įmesiu linką šito produkto, jeigu labai įdomu, jeigu norisi, sakant, jovai, žiai, kad atrodytų. Tai kaip žodžiu, įmesiu linką prašymę, 3 produktų, pačių ausinių, pagalvėlių ir jeigu ką, ir
pačio viso komplekto pagalvėlio, jeigu norit nusipirkti. Ir ne tik pagalvėlis, bet ir dar tą viršų, kur ant galvos vadinamai. Nu, nežinau, kaip čia paaiškint, žodžiu. Tai vat. Toks ir niuansas, kaip sakant, tai apie šitos aproderius produktus paliksiu linką aprašymus, kur čia galima nusipirkti Amazonėje tuos kaip ausines, tas pagalvėlės ir dar ir pagalvėlių, tas pats kaip ir su pagalvėlės ir dar viršaus tuo pagalvėlė čia kur ant galvos ir kurios, nu, žodžio, komplektukas. Tai tiek stengiuosi labai to video labai ilgo nedaryt, kaip sakant, paaiškint, sakyčiau, informatyviai, su kokiam aš čia problemam susidūriau, tai tikiuosi, kad aš paaiškinau ir padėjau ir aišku, gal ir įsirinkt apie ausinės, ar jos kaip ir, ar verta pirkti, ar neverta dėl šitų tokių minusų, kaip aš susidūriau, bet tos problemos, kaip sakant, tie minusai tvarkosi, bet aišku, tas, kad kritimas nuo ausų, tai jau nebe sutaisysi, nebe pafiksinsi, nes jau jos kaip ir krito, taip ir kris. Jeigu tu esi mėgėjas tvarkytis namuose su muzika ir kad būtų linksmiau tas tvarkymo procesas, tai šios ausinės tikrai kaip ir nėra tos patogios. Pavyzdžiui, kaip tos ausinės galiu parodyti. Atrodo, SteelSeries, jos groja gražiai, kas man nepatinka tik tai mikrofonas, bet jos tikrai užsidedi, tos lengvos, patogios ir galvą gali lankstyti kaip nori. Jos niekur nesidės. Bet aišku, yra tos bevėlios, bet aš nežinau kaip ir ar jos tos geros kaip ir šitos bus. Jos groja tikrai gerai, patogios, net ir pačios tokinės pagalvėlės yra patogiai, tad nėra tokios problemos, kad ten, žinai, atrodo, nusipirkai ir jos netinka. Tikriausiai gal ir padarė tas marketingas Logitecho, kad mažesnėm ausim, jeigu turi kažką problemų su tom pagalvėlėm, dar turi leisti pinigus ant kitų pagalvėlių, kad pafiksint problemų. O su SteelSeries problemų nėra. Jos užsidedi, jau patogios ir viskas. Tu gali su jom būt, sėdėt, kiek nori, lankstyt galvą, visą kitą. Problemų nėra. O dėl tvarkymo namuose ar ką, labiau sakyčiau, rekomenduočiau SteelSeries šitas. Jos skaityklos ne dvigubai pigesnės, apie gal 5 ar 7 eurų kainuoja, dabar tiksliai nepasakysiu, kur aš jas pirkau, bet jos žymiai daugiau patogesnės. Bet jeigu esi gameris, kuriam reikalinga kokybė ne tik kad grotų, bet ir kad ir būtų mikrofonas ir plus pabėg nuo ilgo kokio ar trumpo laido, ką žinau kaip ir rekomenduoju. Tai vat, tai tiek ir žinių. Tai jeigu buvo šitas video informatyvus ir naudingas ir kažko tau pagelbėjo, tai nepamiršk paspausti like ir subscribe šitą YouTube kanalą ir jeigu nori pasibendrauti su manim gyvai ir užduoti klausimų per streamą, tai ateik į mano Kick platformą, linkas bus irgi apačioje kick.com/poldizo ir kaip ir esu bendraujantis, komunikalus bičas, kuris nori pasibendrauti, viską, nepasakyti žodžio išpyz, bet mes esam punktualūs žmonės, mes nevartosim, kaip čia pasakyti, traktoristinių žargonų. Tai va, tai visus linkus paliksiu apačioj. Jeigu vakam domina, tai tiek, tai gero vakaro, ar dienos, ar ryto, da mano šitą video žiūrėjo, tai visiems sveiki ir priskibrytė, šauti ir pasimatysim sekančiuose videose arba pas mane streame. Šauti.